dėl ko išankstinio balsavimo biuleteniai negali būti pripažinti galiojančiais. Pirma, žmogus balsuodamas biuletenį įdeda į vidinį voką, jį uždaro, tada užpildo kortelę, kurioje yra brūkšninis kodas, ten vardas pavardė balsuotojo, ir šitą kortelę kartu su vidiniu voku įdeda į išorinį voką. Ant išorinio voko atseit identifikuojantis lipdukas. Atseit. Aš paprašiau per šitą naktį, kai jau buvo dirbama su išankstinio balsavimo vokais, pabandykim identifikuoti pagal išorinį voką. Sistema, VRK informacinė sistema, nepriima identifikavimo. O identifikavimą priima balsavusio asmens ir tikrina, ar jis nebalsavo dar kartą, pavyzdžiui, balsavimo dieną, pagal ant kortelės asmens užpildytos esantį brūkšninį kodą. Labai gerai informacinė sistema žaibiškai duoda atsakymą, balsavo, nebalsavo žmogus. Ir tada tą vidinį voką prie visų komisijos narių ir manęs kaip stebėtojų atplėšta, pirmininkas antspauduoja apylinkės antspaudų ir meta į dėžę, balsadėžę. Prieš tai jau buvo iš balsadėžė ištuštinta ir buvo suskaičiuoti balsavimo dienos biuletenių rezultatai, suskirstyti dalyvaujant įvairių partijų atstovam. Tai suprantat, šitie didieji vokai, jie niekur nėra dedami į jokius didesnius maišus ar vokus, kad užantspauduoti nuo balsavimo vietos iki atvežimo į apygardą, o po to iš apygardos veža į apylinkę. Ir pakeliui yra aibė variantų, turint didžiulį kiekį neidentifikuotais numeriais biuletenių, o prabalsavus biuletenisgi nuplėšiamas prieš atiduodant žmogui jo. Yra daugybė galimybių, daugybė vietų, kur galima pakeisti vidinius vokus, paliekant tą pačią kortelę. Atseit žmogus balsavo, a kaip balsavo, pasirodo ne tavo reikalo žmogau. Mes nuspręsim, kaip tu balsavai, kažkas tie. Tai identifikuoja tik pagal vidinę kortelę, išorinis vokas ne. Po 50 vokų sudėta į krūvą, gumelė aptraukta ir jie va taip atvežami į apylinkę balsavimo dieną, į pabaigą darbo, balsavimo pabaigą. Tas pats yra, toje apylinkėje tai buvo 190 vokų tokių, tas pats buvo su 42 vokais balsavimo namuose, lygiai ta pati situacija. Tai pakeitinėti, turint rezervą biuletenių, dar neidentifikuojant griežtos apskaitos dokumentuose tų biuletenių numerių, Gedimino skaičiai patikti. Na, jūra iki kelių. Čia taip kaip išgėrusiam jūra iki kelių, tai čia galimybė su išankstiniu balsavimu pakeisti visus iki vieno biuletenius buvo rezervas milžiniškas padarytas. Ir kai aš apygardos komisijose ne vienoje sakau, palaukit, tai kodėl jūs taip ne viską išdalinat ir panašiai, paaiškinimai buvo įvairūs, sako, žinot, jau mes žinom išankstinio balsavimo skaičius ir dėl to mes mažiau, dar vienas dalykas Gediminas gal rodė, bet neatkreipė dėmesio, daugiamandačių ir vienmandačių biuletenių skaičius perduotų apylinkiai balsavimui skiriasi. Na, pavyzdžiui, 3000 vienų, 2000 kitų. Aš sako, mes jau žinom, kad išankstiniam balsavime pabalsavo, tai mums nereiks tiek biuletenių. O sakau, o jūs iš kur žinot, kad vieną biuletenį tik tai žmogus įdėjo į voką? Jeigu skirtingą skaičių gaunat biuletenių, vienmandatės, daugiamandatės. Ir tada argumentų nebelieka. Mirtina tyla. Žodžiu, mėly žmonės, aš jums taip pasakau, variantų sukeisti vidinius vokus jūra. Niekas nieko nekontroliuoja proceso. Policininkai nebelydi, komisijų nariai aibė nusiskundimų nuradinėja atėję, kaip balsuoti, už ką nebalsuoti namuose pagyvenusiems žmonėm, kurie sako, va noriu tokio kandidato dėl kažkodėl pasirinkimo. Ir jokios kontrolės su balsavimo išoriniais vokais nėra. Jokios. Visiška savivalė.